Joniškyje atidarytas profesinio mokymo centras 25 šalyje. Iki metų pabaigos numatoma atnaujinti dar 40 tokių vietų, kur jaunimas galės mokytis tai, ko reikia rinkai, su darbdavių turimai prilygstančia technika ir technologijomis. Joniškio studentai dėl ateities ramūs, esą jei neras darbo, kurs savo verslą arba emigruos. Šiandien čia šventė. Atidarytas Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras. Iš Joniškio ir aplinkinių rajonų suvažiavęs studijuoti jaunimas sako, kad paklausiausios specialybės vaikinams čia statybininko, merginoms apželdinimo specialisto. Kur dirbs gavę diplomus, dauguma apsisprendė. Neturėtų būti sunku, nes reikia statybininkų. Dabar visas renovacijas, viskas vyksta. Tikiuosi važiuoti į užsienį iš tikrųjų, nes vis tiek užsienį didesnis uždarbis, o Lietuvoje tokią darbą nelabai ir atrasiu. Pasirinkau dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo specialybę. Patinka dirbti su gėlėm. Žadu gal ateityje susikurti parduotuvėlę, tiesiog atsidaryti savo verslą. Kur ketinu dirbti, nežinau, iš tikrųjų bandysiu praplėsti akiratį, galbūt kur nors stosiu aukščiau. Bet ši žemės ūkio mokykla rengia ne tik statybininkus ar apželdinimo specialistus, bet ir žemdirbius, pardavėjus, padavėjus, barmenus. Šiuo metu čia mokosi per 400 moksleivių, maždaug pusė jų rengiami žemės ūkiui. Atvažiuoja ūkininkų vaikai, žemės ūkio bendrovių darbuotojų vaikai mokytis pagrindę žemdirbiškų specialybių. Pasak švietimo ir mokslo ministro, žemės ūkio mokyklose įvairių specialybių iš viso mokosi apie ketvirtadalį visų studentų. Darbą randa maždaug 60–70%. Profesinio rengimo tas sektorius Lietuvoje, kaip ten bebūtų, jisai vis tiek turi didėti. Lyginant su gimnazijiniu, su bendro lavinimo sektorium, nori, nenori, šitą sektorių mes turim didinti iki tų skaičių, kokius turi austrai, vokiečiai, šveicarai, danai. Tai yra apie 75, net 80% visų baigiančių bendrą išsilavinimą, jį baigia kartu su kažkokia specialybė. Šis praktinio mokymo centras kainavo per 5,4 milijono eurų. Jame dar neįrengta mokomoji ferma laboratorija, šiltnamis, pritrūko pinigų ir elevatoriui bei traktorių vairavimo poligonui. Visa tai planuojama bus vėliau, gavus pinigų. Apie investicijas ir kultūrą.